Va, esame prie Latvijos oro uosto, štai Tadas Augustovskas. Visi nori tave matyti, manau. Tai šioje kelionėje tiesiog tave filmuosi visą kelią, tai kaip nusiteikęs, Tadai? Gerai nusiteikęs. Neatrodo iš balso, kad gerai nusiteikęs. Tai va, atvarėme oro uostą. Visi kiti sportininkai gavom žinią, kad jau atvažiavę, tai skubam. Ir... Mes neskubam, nemeluok, tai čia kamera. Gerai, gal ir neskubam. Atsilenkti. Gal iš viso neskubam. Bet žodžiu, keliaujam link oro uosto, susitiksim, pasvabinsim. Lėktuvę. Į tolimesnius nuotykius keliausim kartu su jumis, tai pasiekite, paprenumeruokit, palaikinkit. Reikia jau 1000 prenumeratų, nes... Susikursim GoFundMe, paukokit. Svaikas sakė, eisim į žygį, tam kilų, tai ant batų užmėsim. Tai va, ir gero žiūrėjimo. Nu va, esame Makedonijai. Ne, ką tik praėjom visas patikras. Su Junas turėjau įsikrauti savo visą kuprinį, nes buvo tik elektronika, ten kameros, mikrofonai, taip toliau. Suprantu. Ignai, sėsk, greitai, sėsk. Ne, nedaryk gėdų. Tai žodžiu, ten pilna elektronikos pas Juną. Tai visą kuprinį įsikrovė, ten per keletą tų, į keletą tos bagažus, kaip nereikėjo sudėti juos. Tai perdėjo, susikrojo, pratikrino, bet viskas tvarkoj. Praėjom. Einam į lėktuvą po biškį, neskubam, nes dar laiko šį belekiek. Tokios tokelės. Ir ką galime pasakyti? Ką galime pasakyti? Kainuoju. Kiek kainuoja? Va tą ir galime. Kiek kainuoja. Ką galite pasakyti apie Tragedija? Tai va, kol kas tiek, keliaujam. Lėktuvę gal kažką pafilmuosiu. Ir kas yra keista, kad sėdim atskirai, ta prasme, aš sėdėsiu prie random vyro ar moteris, man to žinėjau. Galime. Nuotraukas man? Dainas. Dainas? Su draugais. Su draugais. Ne, copyrightą gal, copyrightą gal. Gerai, viskas padavai. Čia Ignas Leščiauskas dabar filmuoja TikToką su Paulencijum. Pažiūrėkit. Padėkit, prašau. Ir už tai negavo, nei cento. Nei cento negavau, tiesiog gausiu eilinį kartą. Porą žodžių apie BC Silver Stars. Labai turi talentingų tikrai žaidėjų ne krepšinėje. Ir pavyzdžiui, Ignas, ne, jisai ir bananus labai greitai burna. Ir labai šokėjėlis. Neidas taip pat labai drąsus, toks šokėjas. Na, mes ruošiamės skrydžiui, Svaika derina, kad būtų labai gražios nuotraukos dabar. O laimingas bus gražios nuotraukos. Nu, skrisime su Air Baltic lėktuvu. Ignas nusimano apie lėktuvus ir dabar sako, eikit potininkis. Arba kas? Gerai. Galima. Ne, poreikia. Galim. Tai va. Keliaujam su Air Baltic. Esame pasiruošę. Geros energijos, geros emocijos. Ir mes skrisim. Mes nugalėsim. Apibūdink situaciją, kodėl mes stovim tryse. Tryse stovime dėl to, nes Darbuotojas įgijo mumis į autobusą. Ne, nes tiesiog rado gerbėme pas labai Tautvydą rudį peilį. tiksliau mečetę. O pas Svajūną narkotikų. Tai va. Mes trys važiuojame, keliausime žaisti, kadangi užteks mums 3 žaidėjų. Šiuo metu Makedonijoje yra po 12:09 minutės nakties. Kaip jauties po skrydžio? Kol kas jaučiuosi puikiai, užpakalis tik šiek tiek nutirpęs. Nežinau, apie ką tu kalbėjai, aš jaučiuosi nuostabiai, kėdės buvo itin patogios. Ne, šiaip vietos tikrai daugiau negu Rainė. Ką darom, ar skubam ar neskubam, sakykit. Neskubam. Neskubam? Neskubam. Arba patys pirmieji. Chill and flow. Jo. Iškart kamera traukės, kokį ego pajuto kamera. Gerai. Ko trūko iki tobulo skrydžio, Tadai? Kada užsienio uždėti. O tau? Nieko netrūko. Man trūko, kad... Ne,
Ačiū. Ignas labai Man fainai su trūko Ignu pašnekėti. surasti gyvenimo prasme ant savo kėdės. Visas tas trūksta. Šiaip keista, tai sakyt, bet labai fainai su Ignu pašnekėm, tikrai man patiko. Išnekėm netgi kokią 1,5 valandos. Man jau keistas, tai tadai bus bendrau. Dėl šio dalyko, manau, kokias iš 7 dienų 6 nebekalbėsim su Tadu, dėl to nes tiesiog Per daug. būsim pavaryti. Per daug. Nes tiesiog nebus apie ką kalbėti su Ignu. Ja, tokios Galima stotelės. gal šiukšlynas rasti. Šiaip atrodau gan nepavargęs. Kaip jauties? Blogai pilvo skauda, noriu valgyti. Lema, šiaip vienu momentu labai norėsi tualetą. Tiesiog nejaukiai yra. Man į tualetą nesinorėjo, bet labai valgyti noriu. Negausi šiandien. Aš jau sakiau su Ignu. Tu sakysi kažkokį? Kaip sakot? Kaip sekės, sakysi? Sekės. Kaip sekės? Blogai. Lemba, visiems prastai, skirus tiem dviem. Ten galės sėdės su kažkokiais vaikai, žvengia ten pastovi. Pamas komu ten. Ne, Aš nežinau, bet iš galo ėjo. aš vis memuoju. Aš Tai va. apgailestauju jums rimčiau. Atvažiavom vos, pravažiavom, nežinau, valandą gal? Nu ne, gal tiek nevažiavom, ne. Nu šiaip apie valandą gal nežavosi. Mes smagiai kalbės, tipo, tas laikas neprailgo, tik kad labai pavargęs aš jau esu. Na taip. Tipo. Tikiuosi atvažiavom čia, nes jeigu ne, galimai nusišausite. Ir ko mes dabar dar norim? Ko mes norim? Mes norim Valgyt labai valgyt. Bet yra viena problemytė, kad... Kaip čia? Pafilmuok, kaip čia? Oi, labai, nu, Yra problemytė, kad jau 1 valandą ir dirba tik kebabai. Ir žinant, kad ten tikrai neplona rankų darant, tai net nelabai nori skambinti. Ką? Na ne, bet treneris neleidžia nesveiko maisto, tai... Jo, bet mes ir nenorim nesveiko maisto. Mes valgysim sveikai, nesvarbu, ar 1 nakties, ar 10 ryto, bet valgysim sveikai. Taip. Labas rytas. Na štai mano komandos draugai jau atsikėlė. Prie manęs net nelys kažtos. Kaip jaučiatės? Nu, pasakyk iš mano veido, kaip aš jaučiuosi. Ačiū. Kaip jūs jaučiatės? Ką tu žveigi? Nu, supratau. Malonu už atsakymą. Va, kaip jie mielai miega, jūs tik pažiūrėkit. Aš tai nelendu prie. Aš irgi nelendu, jis mane provokuoja. Na, Ignai, ką dabar veiksime? Na, dabar eisime atsimti akreditacijų ir pavalgyti, kadangi tutis vakar. Ne, pirmą pavalgyti ir tada eisim akreditacijų pasimti. Kodėl tu meluoji visiems? Tadai, greičiau, prauskis! Nu, va tokias, va, pas mumis yra emocijos. Esam visi Piktas pikti, vadovas labai. Vieni kitų esam pikti tiesiog. Pirmoji diena. Čia kaip per Jaučiamės Titaniką nupiešk mano. Nenori Ignai. Šiaip šitam kambarį vyks tiesiog realybės šou. Kiek čia būsim naktų? 8. Šiaip galėtume filmuot, manau. Tai pala, reikia 3 naktis tiesiog gyvent kartu, o po to po vieną išmetinėti iš kambarį. Tai iškart vieną. Jau va. Nu gerai. Eik. Tai va. Sveikinamės ir apžiūrim pusryčių stalą. Tai pas mane gan paprastas pusryčių stalas. Išbandysim kažkokį taustą čia. Šiandien yra. Agurko daug. Ir pusryčiai su pienu. Tada turim pastadą. Kors, nerodyk vandens. Akvilę? Tik akvilę. Ką dar turim dešrelės, kurios buvo virtos su skūra, kas yra gan keista. Kad dešrelės reiškia. Skanius? Skanius. Na, bent jau tiek. Tai jau, čia va dar buvo pasimta batonų su džemu ir čia yra tie ananasai. Teisingai, ananasai. Čia tai šis per daug suleidžiam. Vertinam pusryčius, pradedam nuo manęs. Šiaip neprastai. 8 man visko užteko. Viskas skanu visai. Kaip vertini? 8?
Tu nekalbėsi su manim? Ar su kamera? Nu, nežinau, taustas nepatiko. Tikrai neblogi pusryčiai, kuo vertinčiau. 3. Ne, irgi 8. Nu gal pakėlėm biškį 7. 6. Man tai labai skanu, 8,5. Šiaip jo pavydžiu, kad šito pasidarė. Kiek? 8,5. Valgom. Ir čia mes, Silvijos Stars berniukai. Mes geriausia komanda, Na, sveiki komanda geriausia. Kur mes eisime? Tiek vandenį. Aišku. Na, reporterį, kur mes eisime šiandien? Tai šiuo metu esame prie Grand G Hotel. Keliausime link miesto. Reiks, man rods, pavalgyti pietus, bet šiaip kol kas varom aplinką tiesiog apsižiūrėti. Reikia parduotuvę būtinai nueiti, nes valgyti nieko neturime. Ką manai apie orus? Nu karšta, ką galiu pasakyti. Kadangi reikia visur būti surinkinęs atributika, tai... Arba mes pažydinėjom taisyklės. Ir einam su konfliktiniam aikim. Nes mes kokie? Konfliktiniai. Na, Ignai, kaip jaučiatės, būdamas jauniausiu, kai reikia nešti kuprinės ir visą likusią amuniciją? Jaučiuosi išties išnaudojamas. Bet čia toks darbas. Darbas kaip jauniausias žmogaus komanda. Jums tą patį tekdavo atlikti kretingai. Taip, Ką jūs neždavote? medicininė, bambalius. Po treniruotės reikėdavo visus kamuolius surinkti. Ne, šiaip esu laimingas tiesiog, kad su Makedonijai žaidžiu su šia komanda, kuri mane visada palaiko, niekada nesako blogo žodžio apie mane. Ar tikrai? Ir Mes palaikom visą laiką. tiesiog esu tikrai laimingas. Neptūno shop. Aš ir tu, mėlyno kraujo. Oje, Neptūno shop Skopje. Atsidarė nesinai parduotuvė, sakė, bando plėsis į pasaulinę rinką vis dėlto, tai pradėjo nuo Makedonijos. Va, dviračių pardavinėja. Visko. Dabar einam O dabar žiūrėti kainas. pirksime ledų, manau. Ar ką pirkti? Ką Neilai norėtumėt nusipirkti? Kokių, nežinau, šnicelį kokį. Šnicelį? Tu man kaip šnicelis. Kaip toks riebus. Aišku. Pažiūrėkime ledų. Kaip yra kova? Kokius ledus imti? Okei. Ačiū, Ignai. Aš kol kas nieko nerandu geresnio, tai manau reikės KitKat. Kiek kainuoja? A, bet čia didesnė. Kiek čia kainuoja pavertus eurus Neilai? Vis tiek čia esu buvęs. Palauk. Ir Euras šiam 6. Už 300, sako, darom video vlogą. Svaiką derino. Jo, derinam, dabar eisim zoologijos sodą. Kad darom vlogą, darom reklamą ir tipo... Pigiau, tiesiog pigiau gaunas. Ne, nesigaus pigiau, aš kaip supratau. Nebuvo discount. Nebuvo, ne. Pasakė, eikit jūs. Okei. Ką atsakei? Eikit jūs. Thank you. Na ką, atėjom į zoologijos sodą. Vau! Neilai, ką čia darot? Neilai. Ačiū. Ačiū. Nu, nusifotografavom. Einam parodyti, prie ko nusifotografavom. Kas dabar fotkinsis? Ignai, turiu klausimą, ar zebras yra juodai baltas ar baltai juodas? Baltai juodas. Kodėl ne juodai baltas? Nes aš taip pasakysiu. Nes jis tiesiog rasistas yra. Gali. Ar tai tiesa, Ignai, kad jūs rasistas? Is that you? Čia matote Igną, daug Ignų.
Mano visi draugai. Šiaip ir tavėjai, tu bežiniuks tarp mūsų. Bet tu pagrindinė bežionė. O! Maudis. Nu, ką jūs? Kas iš mūsų labiausiai panašus į Į lokį? Ar į mešką? į lokį? Šiaip sakyčiau gal Tado, žinai, toks daugiausiai rėmučių išmetęs, primeta tokį, nu, bet gal ir yra, žinai. Vingis. Gerai, Ignai, tu padaryk lokio garsą. Atsargiai, atsargiai. Ir įleido. Man nepatinka čia. Ką valgai? Eating. Monkey. Lemūras. King Julian. Jo. Nustebino pingvinai. Jo. Sutikom striperį. Kaip jo vardas? Apie ką tu kalbi? Iš Madagaskaro pingvinų. Kovalskis, Skiperis. Va, skiperį sutikom. Skiperis, kas dar tas durnelis toks? Riko? Riko. Eilinis. Eilinis. Gerai, va dabar kas jūs esate? Kovalskis pas mumis yra Nails. Jo, pagrindinis. Ne, Škiperis. Škiperis. Kovalskis ir tas ginklo atstovas, Tutis. Ko, tipo protingas. Tas. Protingas Kovalskis. Tai Kovalskis? Ne. Yra Atstovas yra Rikas, tada tu Kovalskis, tu Škiperis, Eilinis. Ai, šitas durnelis, ne toksai. Nu jo, Kur iš gorlo. Bet taip ir būtų. O tu kas? Aš tas aštunkojais, kuris nori nužudyti. Aišku. Su tokiu pozityvu. Na, ką čia turime, Ignai? Na, čia turime ruonę. Va, gražuolis. Dar yra antras. Čia didesnis tas. Liūtas. Freestylas. Einam, pažiūrėt po vandenį. Ką nori, kad pasakyčiau? Kažką gero, pozityvaus. Tautvydas šiandien labai gražiai atrodo, Ignas šiandien labai gražiai atrodo ir Neilas atrodo labai gražiai šiandien. Virgis Takėnas. Parodyk, pafilmo kokią barzdelę augai. Va čia, kaip matote. Tu pavaizdžiai? Ką? Ne. Ne. Čia tokie balti ūsiukai. Mato. Spogai mano mato. Gerai, gali taip išartinti. Belekas. Žiauru. Viskas veidas. Kūčiu. Keistuolis šitas. Mūsų gyvūnas. Ruonis mūsų. Ruonis. Nardo po aikštelę visur. Skleidžia garsus, kai nukrenta. Čia ir džiugarės įeina O dabar mes esame stadione. Šį reikia, nežinau, net nežinau, ar mes čia turim būti. Bet mes esam čia. Bet jau jo. Okay. Ne, abejo, kad mes čia turim būti. Na ir pradėkime. Kur atverimas? Gal žinau, sakė čia valgy, bet ne čia valgy. You know where the food court is? Jau. Okay. This is a mystery. Niekas nežino, kur valgyti. Ir štai atėjom pietų. Meilai, kaip to pirmos emocijos pamačius maistą? Yra prastas dalykas tas, kad aš esu labai išrankus maistui. Bet dar neragavau. Nuo to palaimėti. Taip padarom pirmą. Desertas čia. Pirmas kąsnis.
Čia jautėme, ne? Jo. O pas tave kas tu? Atvidai. Nesuprantu pats. Skanaus. Čia bus kontento tikrai. Pradėjau. Jau pradėjome. Jau viskas. Taip, pa. Gal, kad nesimatytų tą savaitę. Į tą pusę. Stopus pinti. Turėsi Sienas. Jau? Ne, čia nereikės muštis. Jau gali? Gali. Gal? Palauk. Biški. Iš naujo darysi. Nu tikrai ne tą sporto šaką pasirinko vaikinas. Ai. Tai Buvo geriau. O taip, žiūrėk, padarysi. Buvo. Nedarysiu aš taip nedarysiu. Na ir atvykom į aikštelę apsižiūrėti. Kokios nuomonės? Viskas tobulų. Viskas gerai. Uždės gal stogą. Gal taip saulė nekepins. Ir svarbu geros emocijos ir kokie žmonės supa aplinkui. O mes, pavyzdžiui, kai pamatai tokius komandos draugus, noris tik tai žiūrėti į gyvenimą ryškiamis spalvomis. Ką? Kokį kokteilį pasiėmė Neilai? Gyvenimo prasmės. Ne, ką, bananų ir riešutų neragauda. Tik riešutų solo nežiūrėsiu. Ir Paulo kokį pasiėmė? Ragaukis, strawberry. Strawberry jogurt ir berries. Alešis ką? Šokoladas Ne, aš kaip tik padarysiu, kad jis būtų labiau ledus su šokoladu viduj, vaniliniais ir braškiniais. Na kągi, pasikuosi, atėjom pavakarieniauti. Negera situacija. Kol kas maistas atrodo, šiaip nežinau, koks komentaras. Gerai, kad aš čia nepriklausau ir galiu įtvalgyti tiesiog kitur. Visas maistas šaltas ir sportininkai bus labai nusilpę prieš varžybas, labai negerai. Tadai, koks tavo komentaras? Neturiu aš komentarų, traukti kamerą mane. Belieka vandenį gerti. One in a lifetime vyksta dalykas, tada šoka čia. Tai jūs galite iškart šokti ir aš pradės filmuoti. Čia yra, Darom 1, 2, 3. čia yra neįtikėtina. Čia tadai net nepagalvos, kad čia tu esi. Ta prasme, čia... Ta Oh prasme, yeah, I'm him. Šimtadienio šokėjas, geriausiam šokį šoku, ačiū. ta prasme, yra nufilmuota, kad tu šoki tau čia. Tai ir galit svietrų, ai, nesakyt, 3 ant 3 futbolas. Nesakyk, Nesakyk, tikrai nesigirdėt, kaip aš vėsitėsi. Ar apstulbęs, kad valo šoka? Šiaip jo, nebūčiau. Apstulbęs? Ką? Taip. Tiesiog ką tik gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Tai va. O! Šiaip gerai galas. Ir tas freak like me, karo čia Ignas į save atsuko. Kaip jis gerai varo, ne tu, tai maladės. Aš jaučiuos kaip Orestas Noreika. Ne, jisai gali mane aplenkti su sekėjais žymiai greičiau. Neįmanoma. Aš tiesiog galiu tau filmuot, o tu tiesiog darysi, ką aš sakau ir viskas. Ta prasme, Man jau ir... jeigu tu filmuotumės jo tiktokose, tai galėtum tiesiog surinkti. Jo. Ne, aš jam sukurčiau nuo account ir taptų žvaigždė. Ignacijus. Lemba, Igno, pirmas geras laidas šio kelionėje. Ne, juokauju, bet čia reikia suprast, Bairis, kas nesuprato, tai... Viskas gerai gavos, čia kaip Camp Nose, tas galas. Mes su Ignu turim handshake mūsų. Ne, čia mano ir tabo. Čia kaip...
Neturi. Bet jis patikėjo, jis rimtai darė kažką. Aš sakau, aš galvoju. Čia labai geras kontentas Gal, dabar. čia šiauriai gerai. Paprastai, aš galiu tapti į stadioną. Jeigu norite, aš tapti galiu į stadioną. Ne, čia pala čia dar vyks. Ko? 10 minučių trup, 10 sekundžių turbulencija, įsivaizduok. 1, 2, 3. Gal manęs turite išėti. Lėktuvo kėdė tiesiog nežinau. Agi neskėk. Sakau, kas mažas. Jo. Ir tokį riebų. Tokį retai P ir naudojamą. iš B. P. Iš P. Po... Ką gali pasakyti? Mes turim Tas nesveiką tiktokas talentą. nelabai buvo. Bet mes turim nesveiką Įsijungia. talentą. Ne, neįsijungia, viskas gerai. Reikėjo daugiau kratyti. Jis back screen. Bet mes turim neatsveistą talentą. Nerodyk. Pamatysi. Orestas Noreika. Tai tik tokia bus 1000 eurų. Labai gerai. Jeigu kelsi tą ongr, tikrai bus. Nu dar tai irgi. Ką? Dar kartą. Ne. Padaryk vieną kartą. Girdi treneris liepia. Va taip vlogą pradėsim. Eina valgyti. Mes valgė, bet ai, dar valgė. Keliaujam stadioną. Eime... nežinau dar kur tiksliai. Nors šiaip žinau aš kur tiksliai, bet jie nežino kur tiksliai. Parom pavalgyti. Nes maisto tiesiog neužteko. Ir jo, viskas. Ir Ignai. Angr. Tu? Здорово! Sava. Sakė, labai su tavim norėjau pakalbėti. O! Sakė, susipažinti. TikToko žvaigždė. Best couple. Čia šitas. TikToko žvaigždė, kur su pana. Garsiai kalbu. O, dabar garsiai. Sakau, tą su Baskatu žinau iš TikToko, kur su pana daro. Gerai, tu svorį supažindinti. Jo, o ir Kači prie Jono kalnelio žaidžia, bet dabar... Agi, tu dabar svoris. Va, best couple in Lithuania, best couple. Gerai, ori dabar O koks čia koncas, čia Ludarių šventė? Jo. Tu svoris tu pažindinės dabar. Agi, hello, Tu orkė. svoris tu dabar pažindinės. Jo, į vlogą pakliuoju, orkė. Jo, dabar tiesiog pažindinės. Oras, tai kodėl tu ne čia? Kodėl aš ne čia, manęs nieks nepasiėmė. Sidverstartai manęs nepasiėmė. Treneri! O vietoj ko imtum Orestas? Vietoj Igno? Ne šans. Ne, Ignas mums labai reikalingas. Jisai nusifilmavo su manim jau 5 TikTokuose. Ir jisai neša daiktus, jis daro masažą. Kad manęs negirdi, bet aš išnieku. Gerai, davai visi. Girdi? Nu, davai. O kieno koncas ten? Rūta Amur, kas dar ten buvo? Žodžiu, nieko gero, viso gero. Snargliuote. Kaip širdį bada, kaip supėlės. Be meilės dušė jau sustėra. Duoju meilį. Tai va, su tokiom dainom užbaigiam pirmos dienos vlogą. Ir vakar pamiršom atsveikinti, tai atsveikinam šiandien. Pradėsim, realiai jau pradėjom antrą dieną, bet jau antros dienos vlogą pamatysit kitą dieną. O dabar keliaujam treniruotis, daugiau vaizdų iš treniruotės pamatysit kitam vlogė. Antrą vlogą jau netrukus pradėsim, keliaujam treniruotę, o treniruotės vaizdų pamatysit jau kitame vlogė daugiau. Tai va, susiruošę, nusiteikę gerai ir lėksim praeidėt. Tai padovė, tai viso.